Kas sukelia prostatos vėžį? Na, pirmas simptomas yra tai, kad prostatos vėžys atsiranda tada, kai priešinė liauka arba kitaip prostata pradeda nesustabdomai augti. Mokslas, bent jau taip iki dabar, sako, kad tiksli priežastis nėra žinoma. Nors tokia mažytė, čia mano pastebėjimas, mažytis pasakymas, jeigu prostatos uždegimai būna bakteriologiniai, tai ir susirgymas automatiškai gali būti dėl patogeninės terpės, kuri yra mumyse. Bet didelę tikimybę susirgti prostatos vėžių turi tie, kurie giminėje arba šeimoje jau kažkas yra sirgę, ar ne, genetiškas paveldimumas. Iš kitos pusės prostatos vėžys yra labiausiai paplitęs vyrų tarpe Lietuvoje. Juo dažniausiai susirga vyresni kaip 50 metų amžiaus žmonės. Kokie yra rizikos veiksniai? Riebi dieta, mityba, paveldimumas bei kuo vyresnis vyras, ar ne, senatviniai požymiai. Bet iš kitos pusės, kas stabdo onkologiją? Vienas dalykas, tarkim, pomidoras, nes ten likotenų yra daug. Kitas dalykas, maisto papildai, kuriuose yra daug seleno. Ką galime daryti? Prisižiūrėti mitybą. Be abejo, prieš parazitinės programos, todėl kad bakteriologinis prostatos uždegimas vėliau gali peraugti į onkologinius susirgymus. Todėl vyrai, kaip ir visą laiką minėjau, prostatą reikia tirtis. O jeigu norite pastiprinti arba pasižiūrėti, ką galima padaryti su ankstyvu prostatitu, kaip to išvengti, pasikonsultuoti, ką galima vartoti profilaktiškai, parašykite man. Nuorodą palieku į Telegramą, bei rasite mano profilio aprašyme. Visus kontaktus susisiekti su manimi. Todėl nelaukite. Jeigu yra bent koks mažiausias įtarimas, pirmas žingsnis pas urologą. Jeigu galvojate, kad to nereikia, tiesiog norit profilaktiškai pastiprinti, tada galite kreiptis pas mane. Pabandysime surasti tau būtent tinkamą sprendimą.